Gerai, tai kadangi mes nusprendėm, kad per ilgai mes čia renkam tos followers, tai šiandien mūsų tinklalaidė bus apie penius. Ir followers. Ir followers. Ir mes šiandien pasakysim, kas yra mūsų sferoje homoseksualai. Ir tada labai greitai prisirinksim followerių ir tada vėl grįšim į intelektualius pokalbius. Čia mums buvo kilus vieną. Tai gerai, tu pirmas sakai, kas... Aš girdėjau gandų, kad Simonas Storpirštis yra užsislaptinęs. Jo, bet 2 vaikus turiu, tai kažkaip jeigu kažkas yra užsislaptinęs, tai Aleksai, tu nebent. Nes tu net nesidengi, supranti, aš kaip Elton Johnas. Aš žmoną turiu, ten bandau bent kažką apsimest, o tu? Aš tiesiog būnu. Jo, tu tiesiog būni ir kažkaip vyriškai draugijai vedi tos renginius pastoviai su chebros daug. Žaidžiu gyvenimą. Gerai, gal papasakojam, kodėl mes šiandien dviesi ir kas čia vyksta ir kur yra mūsų personažas. Mūsų personažas netvyko šiandien. Būna ir taip. Va toks gyvenimas. Tai mes greitai pakeitėm koncepciją ir iš tikro, kadangi mes, grubiai tariant, artėjom į jubiliejų. Į 10? Į 10. Dar neperžengėm? Tas vadinamas kaip angliškai the last but not the least. Ar ne taip pasakiau? Ne taip, bet nesmė. Čia ne anglų kalbos pamokė. Listen, speak. Tai pasidarysim aptarimą iš to, kas buvo, kaip buvo, kas sekasi, kas nesiseka. Tokia, palauk, tu pas tą pirmadieniais terapiją, ne? Palauk, aš vis dar bandau followerius rinktis. Hei! Pas tą pirmadieniais terapiją, ne? Taip. Tai čia bus tokia terapinė sofa šiandien. Palauk. Ant manęs užmesi kojas. Tikiuosi, batai nesu kokį nors šuns kakių. Aš stengiausi nežiūrėti. Visai patogu, ant tos sofos pagulėti, aišku, geriau būtų, bet gal po to. Bet ir svečių čia patogiau negu. Aš dabar suprantu, kodėl jie taip atsipalaiduoja. Nu. Mes ten ant tų foteliukų, supranti, bandom kažkaip išlaikyti. Gerai, tai tu pristatyk, ką mes čia darom, aš jau kambučios. Ačiū iškart, sakom, mūsų draugui, žmogui, kuris visą pirmus beveik 10 epizodų mus rėmė, tai yra kaip kam kombučia, kaip kam.lt, visada galite nueiti. Organiška, pati skaniausia kombučia Lietuvoje. Jo paties rankom pagaminta. Atvičiaju. Kluikas. Ir dar jo paties rankom pagaminta, pats augina tą grybuką, pats viską pilsto ir daro savo... Tau mikrofonas. Aš šiandien viską ant polą. Polaiukai. Svarbiausia yra... Aš negaliu, aš matau, kad ant followerių noriu. Mėlynos, ten kas Šventas Bazilikas. Ir iš karto priminsim, kad su kodu personažai 20 jūs galite įsigyti kaip kambučios pigiau. Su 5%, tik personažai 20, bet tik 5%. Ne, 20, ne? Man atrodo, kad 20 yra. Nueikit, pažiūrėkit, kaip kam.lt. Tai va. O ką mes šiandien padarysim, mes peržiūrėsim truputėlį visus epizodus, pas mūsų pašnekovus, kaip mums sekėsi, kas pavyko, kas nepavyko. Ir, nežinau, pradedam nuo sudėtingų ar nuo nesudėtingų klausimų? Žiūrėk, tu šiandien esi moderatorė? Moderatorė? Taip, nes mano paskutiniam renginį buvo moderatorė, tai aš ir tave vadinsiu moderatorė. Nes, žiūrėk, pirma problema mūsų pirmų beveik 10 epizodų, nors čia tik 9, yra ta, kad mums trūksta moterų. Mes niekaip neprisikviečiam moterų pasišnekėti. Man jau su tavim čia šitam slibinų baliui biškių užknyso. Tai pirmas dalykas, ką mums reikės pakeisti, po to, kai aš jau grįšiu iš atostogų, mums reikia... Mes dar nekalbėjom apie atostogas. Nesvarbu. Nesakyk dar apie atostogas. Tai aš viską išspoilinu iš karto. Kad nebūtų... Mes viską iš karto Žiūrėk, tu dar nesupranti, žmonės nepažiūri tiek laiko, kiek mes nufilmuojame. 20 sekundžių. Aš viską dabar padarysiu per 10 minučių, pakalbėsiu apie penius, parodysiu užpakalį nuogą, papasakosiu, kur aš būsiu, nes po to žmonės išjungia. Ir atsakysi į 3 klausimus. Jo, atsakysiu į 3 klausimus labai greitai. Tai man iš karto, aš sakau, man nepatinka ir žmonės, jeigu jūs pasigėdot moterų, aš irgi pasigėdau. Kol kas mes turim suderinę, bet tik į priekį. Supranti, moteris vasarą nesifilmuoja. Jos deginasi, jos gerai leidžia laiką, ne taip kaip mes čia, sėdim ant sofos. Ir prakaituojam. Jo, ir prakaituojam. Tai bus moterų, iš karto atsakau. Jeigu jūs galvojate, kad žinote, su kokia moterim norėtumėte išgirsti pokalbį ir jums būtų įdomu sužinoti kažką daugiau, tai tikrai rašykite komentaruose, mes pabandysim atkreipti tai dėmesį. Aleksandra, aš žinau, su kuo aš norėčiau, kad tu pakalbėtum. Bet nesakysi garsiai, nes tai gali pakenkti mūsų draugystį, pavadinkim tai. Gerai, aš tada... Klausim. Aš ir neklausiu. Gerai, klausimai atsakymai.
Gerai, aš turiu pasirašęs. Ir klausyk, nepertraukinėk žmonių, gerai? Čia irgi vienas iš komentarų. Iš karto adresinam per pirmas 10 minučių. Aš jums atsakau, mes specialiai to nedarom. Mes pasikviečiam žmonės ne tam, kad padarytumėm interviu. Mes pasikviečiam žmonės pokalbių. O pokalbėje būna visko. Teisingai? Visiškai sutinku ir čia aš kaip tik net pasižymėjau savo klausimą. Tai nuo to nuo jo ir galima pradėti. Tai čia, ar jau gavai kokį komentarą įdomesnį apie save ir tinklalaidę? Įdomesnį? Nu, vat, serijos aš kaip suprantu dėl pertraukinėjimo, tai jau gavai. Tai čia toks bendrinis, man atrodo, pastebėjimas, bet jis nebuvo toks, kad o Dieve neįmanoma žiūrėti, nes jūs pertraukinėjat. Gal labiau toks patarimas, kad turėtų būti mandagiau. Iš mūsų tai tave išvadino nemandagiu? Ne, aš taip supratau, kaip buvo pateiktas tas komentaras, bet dėl to aš taip kažkaip labai nuoširdžiai ir drąsiai galiu pasakyti, kad nematau tame problemos. Taip, kartais per daug gal norisi pasakyti, žinai, čia yra interviewerio kažkokia tai nerašyta turbūt taisyklė, o gal įrašyta, kad tu turi užduoti klausimą ir išklausyti, ką tau atsakys. Bet jeigu aš turiu ką pasakyti... Ne, tai tu visada turi ką pasakyti. Tai kaip aš nutylėsiu? Tai, aš pastebėjau, aš, pavyzdžiui, peržiūriu epizodus, žinai, tai vis tiek tu irgi, aš manau, kad, gerai, gal ne visus peržiūrėjai, bet didžiąją dalį peržiūrėjai. Jo. Tai bežiūrėdamas į save, ar pastebėjai, kas tave patį užknisa tavyje? Jo, pastebėjau. Kas? Gerai, kad ne visada filmuojama, nežinai, aš kartais pagaunu net, kai mes filmuojam, kad aš jau pradedu ten krapštytis, judėtis į tualetą, ypač kai noriu ir negaliu išeiti. Jo, čia kaip paskutiniam podcast'e buvo su Justinu mano paskutinės 20 minučių buvo visi Dantės pragaro ratai viename, nes aš galvojau, taip įdomu, ką jis išneka, bet aš jau galvojau, kaip čia man iki to, ir aš tikrai galvojau pirmą kartą nuo kokios, nežinau, nuo kokių, kada aš paskutinį kartą apsimyžau galvoju. Kažkada, tarkim, apie 10-12 gyvenimo metus, kur tu antiek jau užsižaisdavai, pavyzdžiui, kieme, ne, arba kažkur, kur, nueisiu vėliau, ir tu supranti, bėgdamas namo, kad tu jau nebenueisi. Ir tiesiog paleidai. Aš tai žinok, esu atlikęs slieko manevrą. Aš esu ir ėjęs tą, kur stengiasi kuo mažiau judėti. Tai žodžiu, galvojau, kad tikrai apsimyšiu. Aš iš šitą iš karto atsimenu, labai gerai mes žaidėm slėpinių. Ir aš labai negalėjau išsiduoti, kad kur aš slepiuosi. Ir po to pamatė tavo balutę tik iš užuolaidų. Ir aš žinai, kaip aš jau mane surado, man atrodo, aš dabar neatsimenu, kaip ten buvo, bet kad aš po to iš savo slaptavietės, aš nejau, aš šliaužiau, bet kad nesimatytų. Prisisiojęs? Taip. Ai, čia, kad nepamatytų, kad prisisiojai? Taip, aš šliaužiau per grindis. Bet po to jau nebežaidė antro raundą. Ne, tam pačiam kieme gyvenau, žinai, tai netoli buvo, bet aš jau tada vaidinau. Aš vaidinau slieką. O, Dieve. Ir dariau bairį. Aktorius, matai. 8 metų apsimyšęs aktorius. Tai grįžtant prie tų komentarų, turbūt čia, gal dėl pertraukinėjimų, čia ne dėl, kas tave užknisa tavyje, ką tu matai. Ai, kas mane? Tai nežinau. Visada kažkaip labiau į save žiūrint prisikabinėjai. Bet aš jau daugiau mažiau pripratęs, aš jau nebekreipiu dėmesio ten į savo visokius tikus ir kitus dalykus. Kartais erzina gal, žinai, mano toks, erzina, kad aš kartais nusiemu biškį. Ir toks, nueinu į klausimą ir pamirštu biškį, kad palauk, čia aš irgi dalyvauju, o ne tik klausau. Tai gal tas erzina, bet čia, žinai, toks pastebi ir stengiasi to nebedaryti. Jeigu tu man užduotum tokį patį klausimą. Ne, bet aš tau neužduodu. Tai aš tau atsakysiu. Aš pastebėjau vieną dalyką ir po to pastebėjau, kad aš tą patį ir gyvenime darau. Ką? Kai kažkas kalba ir atrodo jau baigia mintį ir tu darai tokį ir tu supranti, kad žmogus dar nepabaigė minties ir tu kokius 4 ar 5 kartus bandai, nesupranti, kad tuoj baigsis ta tema ir tu nebespėsi pasakyti. Taip. Ir tu kiekvieną kartą bandai iššokti, bet tu neperkirtiniai, Bet čia priklauso ir nuo pašnekovo, man atrodo. Čia, kai, žinai, pašnekovas pakankamai yra stiprus ir tu vis bandai, bet nori būti ir mandagus, bet nori ir papildyti ir gaunas tokia balsinė tryda iš esmės. Tai aš turėjau, pavyzdžiui, pas Justiną tikrai šitą balsinę trydą. Tai buvo tokių. Justinas jis toks, žinai, alfa patinas. Jis kaip paleidžia sakinį, taip kaip tos knygos, kur nežinai, kada sakinys kur baigsis. Arba kaip tas iš ofiso, kur aš pradedu sakinį ir pats nežinau, kur tai nuves. Bet čia yra labai geras. Labai geras. Čia yra tobulas patarimas aktoriui. Tu tiesiog pradėk ir kažkur vis tiek nueisi. Leisk savo nueiti į nežinomą kelią. Kitas dalykas, dar kol nepamiršau dėl komentarų, dėl ilgio.
Bet čia aš irgi nesutinku. Yra visokio ilgumo ir visokių formatų tinklalaidės, tai aš, pavyzdžiui, jeigu kažką ilgesnio klausau, aš beveik niekada iš pirmo karto nepraklausau 2-3 valandų, kad ir tos pačios valandos aš keičiu kažkaip, mes gyvenam tokiam laike, kur, žinai, attention spanas yra vis trumpesnis ir trumpesnis, todėl aš ir nusprendžiau per pirmas 10 minučių viską parodyti, ką turiu. Dar kelnių nenusėmiau, bet nieko dar spėsi. Tai turi būti intriga, kada tai įvyks. Tai čia yra tiesiog, nežinau, paprastas pasiūlymas. Dozuokite turinį ir nesiskuskit, kad jo yra per daug. Neįdomu bus, nepaklausysit. Visada galit skipint, visada galit prasisukt, galbūt kažkada ateityje susidėsim ir timestampus, kada galėsite matyti, kur apie ką kalbam, bus patogiau susirasti savo įdomiausius dalykus, bet aš irgi visiškai sutinku, kad mano nuomonė ilgis nėra problema. Šitą reikia iškirti ir viską. Turim, bet vis tiek grįžti Taip, viskas, pavyko, galim grįžti. Plus 3 followeriai, vien dėl šito sakinio. Ilgis, čia turėkit omeny. Ilgis nėra problema. Troškulys yra viskas, o visa kita... Ne, jie mūsų neremia. Taip, gerai, kaip tu... Turi dar klausimų? Žinok, turiu pasirašęs. O važiuosim jau namo? Šiaip tai viską jau padarė. Kaip ir jo, palauk, dar kelnių nenusėmė. Taip, gal prie šito, kuris tau pačiam pokalbis buvo sudėtingiausias? Sudėtingiausias? Nes mes vis tiek keliaujam per skirtingas profesijas ir tai yra nišos ir terpės, kurias mes galbūt ne iki galo pažįstam, ne? Kuris pokalbis buvo sunkiausias? Sudėtingiausias. Gal sakyčiau su Vaidu, todėl, kad mes per daug paleidom jį ir gavos toks chaosėlis. Bet čia, kad ir kiek turėtum patirties, kalbėdamas ir kalbindamas žmonės vis tiek pridarai tų pačių klaidų. Žinai, kai susitinka 3 žmonės, kurie labai nori kažką pasakyti, gaunas tokia kiaušinienė biškė. Jo, kad dar buvo gana žalia. Jo, ir pradžia, beveik pati pradžia. Mes galim turbūt jau atskleisti, kad mes taip kaip išleidom epizodus, ne visada jos taip iš eilės ir filmavom. Tai Vaidas buvo, man atrodo, antras, ne? Iškart po Rūtos. Rūta, Vaidas, tada buvo Jaroslavas, ne? Jaroslavas. Turbūt, žodžiu, kad Vaidas buvo... O mes nesukitėm, o gal antras Jaroslavas buvo, trečias Vaidas? Man atrodo, kad mes Vaidą antrą šovėm iš karto ir tokie visi, čia dabar mes padarysim turinio ir visi norėjo labai pašnekėti. Tai gal jisai buvo sunkiausias, bet dėl to, kad toks vidinis pasimetimas truputėlį buvo. O jeigu aš užduočiau tau tą patį klausimą, supratau, kad čia tokia žaidimo taisyklė. Panašu, kad man gal... Palauk, tas, kurio dar nebuvo. Atsakinėk Paulo Coelho tezėmis. Man gal, nežinau, man matyt sudėtingiausias buvo... Tau su Rūta turbūt, nes tau su moterim vis tiek taip. Aleksandru, nes bendravardis. Ne, man matyt tikrai su Aleksandru gal buvo sudėtingiausias dėl to, kad aš mažiausiai... Tik amorozų su manim kartu. Esam. Galbūt dėl to, kad man labai sunku buvo pradžiai atėjus suvokti, kodėl žmonės iš vis tai daro, ne? Ir kalbant su Aleksandru, man buvo labai įdomu iš tikrųjų klausyti ir tai buvo vienas iš tų epizodų, kurį, kai įsijungiau peržiūrėti, net, tiesiog patikrint, man buvo žiauriai įdomu klausyti. Man irgi tiesą sakant. Ir toks, atrodo, tu kalbėjai su juo, viską kaip ir atsimeni, bet kažkaip dar naujom akim pamatai ir tikrai labai labai įdomu buvo klausyti ir mane tas gal nustebino, kad tas sudėtingumas neatspindėjo, koks buvo rezultatas. Nepaisant to, kad... nesijautė. Ne, nesijautė. Tai man asmeniškai tas labai patiko. Gerai, galim važiuoti toliau. Ar yra... Ne, šitas bus apibendrinimui. Gerai. Ar buvo svečias, kuriam pavydėjai kokios nors savybės ar gyvenimo būdo, beklausant jo, kaip jis pasakoja apie savo dalykus, žinai? Profesija. Beveik kiekvienam, žinok, aš galėčiau surasti. Čia reikia vieną būtinai, ne? Nebūtinai. Jeigu visiems, tai visiems, bet kokios tada? Tokio gyvenimo džiaugsmo daugeliui, žinai, kur jie labai, žmonės, kuriuos mes kalbinom, man atrodo, jie labai suradė savo tokią aiškę kryptį, žinai, kur aš mėtausi gyvenime ir tą padarau biškį, ir tą, čia mūsų profesijos toks gal ir pliusas ir minusas iš esmės. Jokio stabilumo, nieko nežinai, kas bus, bet nieks nesikartoja. Ir, pavyzdžiui,
nu, kad įman, pavyzdžiui, Karolę, ne? Jisai labai žino, ko jis nori. Žmogus kažkur ten, kas jis architektūra? Jo, jis architektūra baigė. Žodžiu, užkrito, sorry, jeigu aš klystu. Architektūra. Ir po to žmogus tiesiog išvarė į smėlynus, į didelę smėlio dėžę, žinai, ir dabar matos, kad jisai dega. Vienu dalyku dega, apie kurį gali šnekėti ir vat jam niekada nepabosta. Tai aš, kadangi gal pats pasigendu gyvenime, tokio vat vieno kažkokio, kur aš... Master. Jo, tokio, žinai, kad vat, bliamba, kad aš taip degčiau kaip pragaras kažkokiu dalyku. O tau? Man kažkaip pasirodė, žinai, man ypatingai dabar, vat, kai tu sakai, toks susidėliojo, kad jie beveik visi, su kuriais mes kalbėjom, nebijojo keist dalykų. Jie drąsiai ėjo į tą prasme, kad nu čia kažką darysiu, čia... Dirbu kazinkiai, dabar pradėsiu bėgti 100 kilų. Na, aišku, čia mes triruojam, bet... Taip, bet taip drastiškai. Tas pats, vat, Karolis, ten, vat, Aleksandras, tai pum ir daro. Nebijo. Bus kaip bus. Šiaip tai jo, įkvėpia mane. Ačiū, Aleksandrai. Čia tai, ne? Pala, tai čia ir yra, tu čia esi tam, kad tu nebijotum, tipo. Lemba, bet žinok, nuėjau 10 metrų ir išsigandau, grįžau. Kol kas dar nekeisiu, bet supratau, apie ką tu šneki. Man tas labai patiko ir ypatingai va dabar peržvelgiant, taip galvoju visus epizodus, nu, nes visi mėtyti vėjo, ta prasme, tokie, ir ten buvo ir tą darė, pasibaigė kitus dalykus ir finale atėjo į tą dalyką, kuom dega, kaip tu pats sakai. Retas, kuris ateina, žinai, ir iš pirmo šūvio pataiko savo gyvenimo kažkokį kelią. Nes aš dabar, šiaip su žmonėm, kai susiduriu, tai... Jo, tenka, žinai, toks būna momentai. Tai šiaip, nes žmonės bijo. Nu, bijo tavo tokį... Tai ir aš pats bijau, komforto jausmą. Nu, nes yra dalykai, kurie yra saugus ir visada saugiai yra paprasčiau, tik tai turi su galva savo susitvarkyti. Čia kaip aš labai, nu... Saugiai buvau... Saugiai buvau... teatre, kiek, 8 metus, 9 metus pradirbau teatre ir nu, blemba, nu, reikėjo... Ir drąsiai šoviai. Drąsiai šoviau. Ne į Dakarą, bet... Išeit buvo toks, bet aš labai tikėjau to, ką mes tada darėm. Tai buvo tas pats sielos virtuvė, vandenyno įkūrimas, baigėsi, kaip baigėsi, bet, nu va, ir dabar turėjau galimybę parašyti tą patį teatrą, nes buvo... Palauk, kai čia išeis šitas epizodas, bus Liepos vidurys, tu jau gal žinosi. Ne, jau bus mėnesis, kaip man neatrašė. Žalgirio mūšio data bus aplinkui kažkur. Ne, jau 16 dieną turėjo atrašyti, neatrašė, vadinas, nu, that's life. Na, patys kalti. Ja. Nes ko tikrai pasilgstu, nes išėjus iš teatro yra tas momentas, kad tikrai pasilgstu teatro. Kaip keista. Nes kaip išėjus iš parduotuvės, pasilgti parduotuvės. Produktų. Nu jo. Arba to pieno skyriaus. Kaip pasilgstu. Tai va šitas momentas toks yra, bet čia irgi matyt profesijos dalykas, kad jeigu tu nesi kažkur, tai labai sunku ieškoti tame. Kaip čia patogiau. Tai va. Tai toks va punktas. Graži sasiska tavo tokia. Ai, o čia žiūrėk, ar tai yra etiketo 101 blogai jau, ta prasme, kad tas šortas? Kad tu su šort? Ne, nu taigi mes ant nuogo kūno. Vis tiek einam. Ai, nu tai aš jau pradedu. Čia tu, ta prasme, tu žmonėm fantaziją, tu biški žadini. Tik tai, kad tavo kojas biški tokias, žinai, kaip degaliniai nedakepų sasiską. Tu turi paklausti, ar jau galima pirkti ar ne. Mažutė, ta prasme, jos pirmą kartą atviros. Tai vat būtent, jos pačios galvoja. O tu atsimeni, kad aš visą gyvenimą realiai iki kokių, nežinau, 33-34 iš vis šortų nenešioju. Aleksandras yra tas žmogus, kuris jeigu išeina ant saulės, jisai kaip krabas, toks raudonas. Ir jam nėra taip, kad jisai nueina į tą, žinai, gražų įdegį po kelių dienų. Ne, jis tiesiog raudonuoja kaip burokėlis. Vis toliau ir toliau. Aš nežinau, kokia tavo stadija paskutinė. Songoko. Kas po raudonumo? Tamsiai bordinis. Aš esu pasiekęs šitą levelį. Atsimeni, kai aš buvau išvažiavęs pirmą kartą atostogų, ten po nežinau kiek laiko, ir Tenerifei. Atsimeni nuotrauką tą? Atsimenu. Beje, aš iš Tailando grįžau, man atrodo, su permanent damage. Tu prasme, mano pečiai nuėjo tokiais, nelabai matysis, bet tokiom kaip nu, nežinau, plėmais, strazdanėlė. Nes aš ten nežinau kelinto lygio, bet kažkokį nudegimą tikrai parsivežiau. Nu, nes
Ką, kremas? Tai va, Kremas. aš atradau naują dalyką, kodėl aš galiu užsidėti šortus. Nu? Aš tiesiog pradėjau pirkti nuo saulės kremą. Ai, Supranti? pasirodo. Galima. Kiek metų praeina Taip, žmogus, kol galima. Pasirodo, galima išvengti to. Tai atsimeni, kaip mes su mūsų draugu Jonu buvom išvažiavę kur mes į Kroatiją važiavom. Kroatija. Į Kroatiją. Ir kai jūs nusprendėt pasidegint, ir mes dviese su Jonu tie raudonodžiai, kur mes sukomės kaip šašlykas, mes buvom užsistatę timerį ir kas 3 minutės ar 5 minutės mes turėjom apsiverst. Taip. Nes kitaip mes iškepam. Tai... Nu, grinai kaip sasiskos iš esmės. Ja, mes kepėm. Aš Kroatiją geriausiai atsimenu 0,7, 12 eurų. Nealkoholinio romo. Ir kad ten litras buvo. Litras. Vat norėjau, plemba pamažinau. Galvojau, kad labai neįtikėtina kažkokia prekė. Ir labai skanus. Geras. Bum. Ir mes sakėm, kad bus per daug, tai mes kitą dieną vėl važiavom jo pirkti. Ja. Kiek mes dienų buvom Kroatijai? Mes Kroatijoje pačioj. 4. Ne, daugiau. 2 dienos Austrija, nes mes likom papildomai. Savaitėlę kokią Kroatijoje, bet aš atsimenu 4. Ir važiavom per 24 valandas, turėjome atvažiuoti atgal į Lietuvą. Gerai. Ar buvo, man šitas patinka klausimas, jis gal irgi galėtų eiti į apibendrinimą, bet vis tiek 9 epizodai jau yra toks kažkoks, ne, jau laiko plotmėj įsirėmina. Ar buvo momentas, kai ar grįžai namo, ar pokalbio metu, kur pagalvoji toks, blemba, dėl šito buvo verta pradėti? Nu, aš kol kas po kiekvieno taip galvoju. Nėra dar tokio, kad... Šiaip tiesą sakant, per daug apie tai negalvojau. Gal neleidau kaip tik galvot, kad, gal nesąmonė. Ne, jeigu pradėjom, tai ir darom kol kas. Aš negalvojau į kitą pusę, supranti, tai negaliu pasakyti, kad ir galvojau, dėl šito. Man kiekvienas kažkoks, kaip tu pasakėjai su Aleksandru, žinai, kad tau buvo sudėtinga. Man kiekvienas žmogus dėl to ir įdomus, kurį mes pasikvietėm, nes, jie turi ką papasakot. Turi ką papasakot ir tu dar stengiasi, žinai, kažką užgriebti, nes dauguma jau savo sferose pašnekėjo tikrai nemažai. Kaip surasti kažką ir padaryti tą pokalbį ne tik interviu, žinai, o kažką tokio negirdėto. Čia kiekvienas, žinai, interviuojantis žmogus, matyt, nori šito. Tik, žinai, kiekvienas turi savo priėjimų. Tai kadangi iš kiekvieno žmogaus, kuris buvo kol kas atvykęs, man atrodo, ištraukėm kažką negirdėto, tai gal dėl to ir labiau džiaugsmas buvo, ne kažkoks, fuck. Aš matyti irgi pritarčiau. Aš noriu papantrinti, žinai. Aš manau, kad vienas ir yra tų fainiausių dalykų, kad žmonės kalba. Žinai? Nebuvo tokio momento, kad užsiblokuotų ir nenorėtų kažko sakyti, pasakot. Nes tikrai, tokių buvo nuėjimų į kažkokias asmeniškesnės, žinai, vietas. Ir taip kažkaip tas komforto lygis yra pakankamai neblogai, tu arogantiškai, mes sukūrėm čia komfortą, žinai. Bet... Ne, man pirmiausia, tai, sorry, kad aš tave pertraukiu, kaip visada. Tai aš, žinau, pabaig, Andrai, aš nepamiršiu šito. Pabaig. To, kad pertraukiai, ar to, ką nori pasakyti? Ką nori pasakyti? Tai, kad jie gana laisvai su mumis jaučiasi ir noriai kalba. Man tas patinka. Aš nejaučiau nie karto, bent jau iš atėjusio žmogaus atmetimo reakcijos. Man tas yra malonu. Man žinai, kas iš vis keista? Kodėl žmonės iš vis kažkur eina? Na, prasme, kad tu pakvieti žmonės, kurie yra kažką pasiekę, ne savo sferoj, tarkim. Ir jie tau sako, gerai, ateisiu. Ir man toks, what the fuck, tugi neprivalai niekur eiti, iš esmės. Tu gerai gyveni, tu turi savo gyvenimą, važiuot kažkur su kažkokiais 2 bembiais, kalbėti apie kažką, kur tikrai galvoji, kad vėl tą patį, žinai, kalbėsim, ką tu su jais naujo, Ir mes nederinam klausimų. Gal iš tikrųjų nieko naujo mes čia nepasakom, gal tik mums taip atrodo, gal mes neperžiūrėję, žinai, visos ten videotekos su tais žmonėm, tai vat būtent. Ir mums atrodo, wow, šito jis turbūt niekad nesakė, galvoja grįžęs, blemba, vėl tą patį 6 kartą kalbėjau. Bet dabar neatsiminsiu, kas, bet ir sakė, kažkaip kitaip čia buvo. Kažkas iš pašnekovų grinai va taip ir atreagavo.
Gal kažkas ir buvo. Aš dabar neatsimenu, Gal tu kuris, čia taip bet sakai? gal aš taip sakiau Aš kažkaip, pats sau nes man tai toks- tikrai viskas Nu, kitaip. šaunuolis, Aleksandrai. Blemba, tu šiandien Nes gerai man tai paklausei. tikrai viskas kitaip Tau buvo. tikrai. Tikrai viskas kitaip buvo. Pamečiau, kur čia buvau užsirašęs. Kiek tu dar turi klausimų? O kiek nori? Žinau. Aš dar galiu tau visą geimą Ne, padaryti. nereikia, žinai. ne. Rather. Aš tau Pavyzdžiui. geimą padarysiu. Gerai. Ar yra, kad norėtum pakeisti, bet, pavyzdžiui, jeigu taip žiūrėtum, ne, taip atgalinė data ir vat nuo nulio pradedi, ar yra dalykai, kuriuos pakeistum iš to, ką jau nufilmai? Yra. Mane? Aš jį žiūriu dabar. Aš taip ir pagalvoju. Bet keisim mes tave. Žiūrėk, nu nėra, blemba, mūsų profesijai nėra tokio dalyko pakeisti. Taip, spektaklį vaidinant tu gali pakeisti. Kai filmuojas, tu pripranti, kad negali pakeisti. Nu pasigriauži, pavadini save debilų grįžęs, kad padarei kažkokią tokią ar kitą klaidą. Pasigriauži ir viskas. Nu ką aš dabar pakeisiu? Ne, nu gerai, bet ar darytum kažką kitaip? Žinai, kur būna toks, ar nugyvenęs savo visą gyvenimą yra dalykas, kurį norėtum Daryčiau, pakeist? gal apie sklaidą kitaip gal šito viso dalyko. Tai aš jau matau, jau dabar pradėjai. Jo, dabar jau sklaidau. Jau sklaidaisi. Kaip išsukinėti visą šitą dalyką, žinai, nesinori kažkaip parsidavinėti, bet norisi pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir kartais tam tikrose vietose tie kompromisai nelabai malonus. Tai gal šitoj vietoje iš anksto sau su savim pats susėdi ir pasakai, kad reikės daryti tą ir šitą ir aną, tam, kad būt sėkmingesniu. Tai gal tik šitoj vietoje. Apie patį, ką jau mes čia darom ir filmuojam. Ne, nemanau. Tai čia į šitą vietą iš karto galim ir pridėti tą tokį promo dalyką. Kas vyksta, kas bus. Net ne kas vyksta, kas bus, o kad mes tikrai būtume ir esame dėkingi tiem, kas jau tai padarė, tai yra subscribinat, followinat ir taip toliau. Antras dublis yra kanalas mūsų Instagrame, taip pat, kur labai būtume dėkingi, jeigu jūs mus followintumėt, nes taip veikia algoritmai ir kuo didesnis followerių skaičius, tai čia ne tam, kad mes turėtume labai daug reklamos arba dar kažko, o tam, kad tiesiog algoritmas padarytų didesnę sklaidą ir daugiau pasiektų žiūrovų. Nes bet kokiu atveju, man atrodo, nedarom mes to dėl kažkokios finansinės išraiškos ir faktas būtų. Tai nes jos nėra. Jos nėra, mes einam į minusą, visi tvarkingai, bet norėtųsi ir kažkiek atsidėkoti ir svečiam, kurie pas mus atvyksta ir norėtųsi, kad taip kokybiškiau, galėtume leisti daugiau kokybiškiau padaryti, tam reikalinga mums jūsų pagalba tiek Instagrame antras dublis .lt, man atrodo. Kas? .lt, atrodo, reikia pridėti būtinai antras dublis. Nu, surasi tikrai. Nu, žodžiu, bet kokiu atveju tikrai pasidalinsim ir tikrai, man atrodo, kad įmanoma surasti tiek pačiam YouTube kanale. Tai čia toks va. Toks interpėlis. Like, share, subscribe, koks ten dar yra? Comment. Comment dar labai svarbu. Komentuokit, rašykit bet kokias nesąmonės. Mes bent jau žinosim, į kurią pusę jūs ką galvojat. Nes lietuvių šiaip toks yra labai bruožas. Savitas ir šiaurietiškas, jie tokie, jo, man patiko. Ir eina toliau kažkur. Nu tai parašykit. Bet galite rašyti kritiką, kas patinka, aišku, kas nepatinka. Mes kritiką ištrinsim, jeigu labai agresyviai bus. Galima viską ištrinti, bet aš manau, kad išskyrus žeidžiančius, rasistinius ir visokius kitokius komentarus, faktas, kad mes paliksim, o tuos jau tokius, jau kaip sakant, šalinsim. Nors dabar tikrai nėra ką šalinti. Nu jo, ne tiek daug, negi mes tavo mamos komentarus. Ne, man. Mama šaunuolė, Alekso mama šaunuolė yra, kiekvieną kartą parašo ir už tai jinai gaus vakarienę su Aleksu. You made her day, man atrodo. Gerai, čia, man atrodo, toks sąlyginai atsikartojantis klausimas, bet jis yra šiek tiek kitoks. Iš tų 9 pokalbių, per kurios visus buvo, po kurio pokalbio buvo toks momentas, kad tu ir važiuojant atgal, ir namo grįžęs dar galvojai apie jį. Nes tau kažkas kliktelėjo. Kažkodėl eina paskutiniai, žinai, nes jie šviežiausi, naujausi, tai gal su Justinu toks, nes mes ir atgal kartu keliavom su juo, žinai,
į priekį atvažiavom visi taip, mes su Aleksandru, Justinas atvažiavo su paspirtuku, arba su kažko, aš nežinau, su traukiniu. Su vienračiu. Ne, čia jau Slavka. O atgal mes kartu važiavom, kažkaip tas pokalbis prasitėsi, aišku, jis be cenzūros, va tas tai būtų pridėjęs mums. Labai daug Bet mes šeimos genealoginius medžius. Jo, mes bandėm kapstyti, kas kieno, kur. Sukurt mega žmogų, mega aktorių. Tai vat, turbūt, kad šitas, nežinau, ar dėl to, kad jis paskutinis iš tų nufilmuotų, ar dėl kokių kitų priežasčių, ar dėl to, kad labai įsinorėjau ilgą laiką. Ir galvoju, ar ką nors praleidau, galvodamas, kaip neapsisisiot. Tai jo, turbūt šitas. Man matyt, gal labiausiai buvo Slavka. Slavka? Slavka? Nes, nu, toks žmogus, kuris labai daug daro. Ir jis labai daug apriepia visko. Gal buvo kur prisišaudyti, žinai, visokių temų, skirtingų potemių. Ir šiaip, toks labai daug pozityvo. Aha. Labai daug pozityvo ir tokio tikėjimo įmo į priekį ir kad viskas čia gerai, čia galima pažvengti, čia galima taip, nu, žiūrėti į labai sudėtingus dalykus per kažkokią šviesias akis. Žinai, Slavka iš vis, man atrodo, yra unikalus žmogus šitoj srity, kad, kaip sakė kas Šekspyras, gyvenimas yra teatras. Tai vat Slavkai gyvenimas, viskas jam yra teatras, man atrodo. Jisai išėjo iš teatro įstaigos, bet jisai visur aplinkui teatrą kūrė. Kur be nueitų, tiek su savo pasirodymais cirko, tiek su savo turiniu, kurį jisai labai drąsiai daro ir, žinai, kur aš kartais pagalvočiau, va čia neįmanoma, kad šitas išeitų. O jisai tiesiog šauna ir ant šito laimi. Ir kiekvienam dalykė, ką jisai daro, dėl to jis, sakau, jisai yra unikalus, kito žodžio nėra. Jis toks vienas. Matyt, jis yra, jeigu reikėtų surasti žodžių personažą, žinai, nuotrauką, kad įdėti į albumą, kažkokį žodyną, tai vat reikėtų Slavką. Bet jis matyt labiausiai ir atitinka šitą apibrėžimą. Personažas. Vat aš sakau, jisai labiausiai yra personažas. Nors jis yra pats iš savęs toks, jis nieko nevaidina, tai jis pats iš savęs yra toks. Vaidina jis viską, kaip ir mes visi, bet turiu omeny, kad gerai vaidina. Nuo širdžiai. Full on. Jo, čia kaip pas mus yra tas terminas aktoriniam, kur reikia nevaidinti, reikia būti, reikia gyventi. Tai jis vat full on. Būna ir gyvena. Mumakadį dar sakydavo, jeigu lipti šūdą, tai pilna koja. Taip. Nu tai vat taip jau varai, tai viską įdedi. Visus žetonus sustumi, kad ir kiek čia analogų norėtum sugalvoti, tai vat Slavka šito. Aš pagal žinai, kad terapiją pasirinkau. Pagal tai, kad aprašyme buvo, aš vadovaujuosi teorija, kad jeigu daryt, kaip teatre sako, pilna koja. We go. Ir nueini ir ten aktorius sėdi ir... Šiaip beje jau yra... Aleksandrai, šiaip, kai mes pažįstame, kaip ir tu supranti, kad aš čia tik tai vaidinu. Jo. Tai va. Gerai, šitas buvo. Va. Aš suprantu, kad irgi labai anksti užduodu tokį klausimą, bet... Nu, tarkim, mes esam jau patyrę tam tikrų savo griūčių kažkokių dalykų. Samarą darai? Po to. Atskira. Kaip turinys bus papildomas. Jeigu kas nori, Simonas gali padaryti atskirą, jum individualų pagal jūs pritaikytą Samarą. Labai pigiai. Ir viską, ką reikia. Šiaip tai gal epizodo gale padarysim, jeigu nepamiršim. Tokį prieš miegą, minutės. Tokį jo duetą. Duetinis Samaras. Gerai, pabandysim. Mes jau esam turėję su vandenynu tą pavadinkim laiko tarpą, kur mes tikrai labai daug investavom ir jėgų ir visko. Žmonėm, kurie nesupranta, vandenynas buvo aktorių kūrybinis susijungimas, kur mes kaip draugai, kaip aktoriai iš skirtingų teatrų, iš skirtingų miestų susikūrėm į vieną tokią grupuotę pavadinimu Vandenynas ir darėm kūrybinius visokius veiksmus. Tai yra spektaklius, happeningus, nežinau kaip tą pavadinti, koncertus ir kitus dalykus. Ir matyt pagrindinis dalykas, dėl kad taip pildėm savo svajonę kažkokią, nes mes tiek Simonas, tiek Ainis, tiek Dainius, Vaidas, Latvis. Bet aš turiu omeny, kad vat mes ant vienos scenos stovėjom nuo 10 iki 18, kai lankėm dramos būrelį. Ir buvo toks pirmą kartą ant profesionalios scenos ir visi kartu. Tai va tas buvo toks man didžiausias variklis. Pirmą kartą ir paskutinį.
Na, tai vyko 3 metus. Gerai, tu nuplauksi iki klausimų. Jo, nuplauksiu. Tai ir vis tik tai sugriuvo. Tai labai panašiai, gal užduosiu klausimą, ar vat jeigu taip atsitiktų, visko būna. Aha. Paskutinis epizodas. Taip. Šiandien. Ko labiausiai pasilgtum? Nežinau, ar pasilgčiau, galvočiau gal labiausiai apie tai, kad dar nespėjau pakalbinti kažko, ką labai norėčiau gal pakalbinti. Nes mūsų planuose yra Grybauskaitė. Jo. Sabonis. Aha, taip. Ir visi kiti. Tai ko labiausiai pasilgčiau? Nežinau, ne tai, kad pasilgčiau, galvočiau, blemba, kodėl nepaėjo? Žinai, jeigu vis dėlto tai baigtųsi. Tai šitos gal mintis daugiausiai kankintų, o kažko pasilgt, nepasilgt, tas gyvenimas toks pilnas, visko tiek vyksta mūsų gyvenime. Tai tiesiog gal gaila būtų, o pasilgt, nepasilgčiau gal. Nežinau. Man vienas iš tų sunku pasakyti, toks tipo, ką, kad pabuvimo kartu, ko čia, pokalbių kažkokių. Man tai, žinok, vienas iš tų dalykų yra, aš galiu iškart pasakyti. Faktas, kad yra smagu ir žmonės, ir pokalbiai, man tas patinka. Ir tai yra vienas tų, pavadinkim, vedančių į priekį dalykų, bet iš kitos pusės, čia dabar jau paglostysiu tau tokį savimylės galiuką. Savimylės galiuką. Vis dar tęsiu. Tai man faina, kad aš turiu laiką su savo draugu. Toks kaip ir tam tikra žaidimo aikštelė, žinai, tokia, mes išeinam pažaisti kiemą. Nes kitu atveju mes vėl susitiktume vieną kartą per 2-3 mėnesius. Ir tai kaip sekasi. Tai gerai, užsiėmė. Viskas. Jau tau nejauku. Kad gei! Tai va šitą aš tikrai pasilgčiau, tu pirmadienį važiuoti čia, žinai, ir toks visas pasibuvimas. Tai va. Iššluosti ašaras, tu vyras. Vyrai neverkia, blemba. Kas yra? Teisingai, reikia akmens amžių sugrįžti atgal. Jo, čia kaip tas vaflis yra, kur bijau, kad gali mane persikiot po to, bet kur tas geriausiai sudėtas Kauno, tas vaflis, tas šitas vibratorius moterų patenkintojas. Man atrodo, žinau. Kažkoks kačiokas. Aš nežinau, kaip aš vatnikas. Po porą rilsų mačiau, man atrodo. Gerai, per daug garbės. Atsipras. Ne, jiem garbės mažiausiai reikia. Mes apie šitą Koks tavo vardas? Bliu, sunkus klausimas. O koks? Kitą klausimą galima? Aš kokį mačiau gerą rilsą, kur bišą pagavo prie stadiono, kur dabar pasaulio čempas vyksta, nežinau, kurioje šalyje tiksliai. Per Šiaurės Pietų Ameriką. Nežinau, kurioje šalyje. Kur Afrika žaidė, žodžiu. Tai kuriam mieste tu nori pasakyti? Nes šalyje tai daug šalių jis vyksta. Tai ir prie stadionų sustabdė su Afrikos maikutė ir jam bando užduoti klausimą, jis nieką negali atsakyti, sako, o tai jūs sergat už komandą kažkokią? Nesuprantu klausimą. Jūs su maikutė, tai ar sergat? Jo, aš su maikutė. Visas klausimas taip atsakinėja. Sako, tai, gerai, o tai jūs su Pietų Afrikos, man atrodo, Pietų Afrikos maikutė, tai jūs palaikot komandą? O koks žaidėjas jums labiausiai patinka? Nežinau, aš ten žaidėjau nei vieno. Jis tiesiog turi maikutę, žmogus. Sako, tai iš kur jūs maikutę gavo? Tai ten dalino prie stadiono. Žmogus tiesiog į minį įsimaišė. Gavo maikutę, aš viskas, aš jau ir jo pabaiga pokalbio buvo tokia. Žiūrėk, čia bus kažkoks konkursas ar ne? Sako, ne, aš tiesiog kalbinu. Ai, tai ko aš čia stoviu? Čia geriausias, kur... O tai už ką tu sergi? Tai už Pietų Afriką, Dar šitą trūką ir viskas. Bet ten tas pokalbis, gal jis 5-6 minutės vyko ir jis toks pasimetęs. Abu turi kantrybės, atrodo. Taip. O, Jezu. Net pamečiau klausimą, taip šitas buvo. Apie šitą, kaip ir apkalbėjom, čia galbūt klausiau tik iš kitos pusės, kas tau nepatiko. Ar yra dalykas, ko išmokai per šitą trumpą, bet ilgą laikotarpį apie save? Nieko aš naujo neišmokau apie save. Aš jau taip viską apie save žinau, kad neturiu kantrybės, kad pertraukinėjus.
Bet dabar turi faktinis Jo, dalykas. dabar jau faktinis, tik notaras turi pasirašyti. Indrė jau buvo, tipo? Va, matai? Aš tau sakiau, kad taip darai. Tai jo, bet aš jai tada irgi sakau, o tu ką darai? Nu kaip ir normali kiekviena santuoka, jeigu tave kaltina, tu sakai, o tu ką tada 2003 vasarą atsimeni, kai tu man pasakei? Svarbu visada, jeigu tave puola, pult atgal. Turėtą sąrašiuką. Taip. 5 dalykų, kurį ištraukti visada. Oi, aš visada turiu, aš turiu tiek priruošęs, kad tegul tik pradedu. Tikrai nori šito karo. Indrė, čia tau kreipimasis yra. Tu su manim nekariauk, nes aš kaip dramblys, mano atmintis yra tokia gera. Ir straublys. Geras. Nu vis tiek grįžtam, supranti, mes renkam followerius. Taip, šiandien yra esmė surinkti followerius. Indrė, tu paklausyk, tu nenori šito karo. Tu net neatsimeni, ką užvakar darė. Aš atsimenu, ką tu prieš 3 metus man pasakei. Taip, kad... Čia bus reelsas. Zipit. Čia bus reelsas. O tu? Aš? O tu ką? O aš ką? Aš ko išmokau apie save? Žinok, matyt, pritarsiu šito klausimu. Nėra taip, kad čia kažką labai išmoksi, nes viskas kaip ir... Nu, matai, nes tu viską mokiau. Aš tave pasiėmiau dėl to, kad tu viską moki. Taip, aš idealus. Vis tiek, matai, mes dirbam labai panašiai tik savo sferose, galbūt tik mažesniam rate ir tas neišeina į viešumą. Tai, nu, labai kažkas panašaus yra, kai renginį vedi, toks viso... Supranti, kad anglų nemoki. Nu, arba kitų kalbų iš vis nelabai supranti. Arba ateini ir sako, čia bus 80% rusakalbių. Tu sakai, o kodėl jūs man nesakėt šito, aš gal būčiau nenorėjęs šitai, žinai, lažybų kontorai, va šitai gal kokiai. Aš tai esu tiesiog, aš varydavau tokį, kur... Nu tai ką, mano šita kalba, tuo atveju buvo rusų, tai kągi, mano rusų kalba bus dalis programos jums, taisykit mane, mokykit mane kalbos ir kiek žmonėm džiaugsmo buvo. Taip, labai juokinga, kaip nemoka žmogus kalbėti, o tai smagu. Bet užtat iškart programą kokią. Jo, tai vien pusvalandis ant to išeina, žinai. Taip. Nu klausyk, tu gal papasako, kas toliau bus. Tai kodėl mes palauk, kiek tu gali tų klausimų? Paskutinį klausimą turiu. Tai kad niekada to nesibaigia. Paskutinis. Nu gerai. Viskas. Pažadi. Taip. Gerai. Nu kaip, paskutinis iš sąrašo. Ar toks closing question. Ar yra kažkas, ką norėjai man pasakyti per visus tuos epizodus, bet nepasakėjai? Ne, aš man atrodo pasakiau viską. Jeigu ne per epizodą, tai važiuojant į priekį arba atgal. Nežinau, ką aš turėjau tau pasakyti. Aš nežinau irgi, kad man tai. Tai kad toks klausimas. Nu, tai aš... Ai, supratau. Uno reverse card. Ką tu man norėjai pasakyti? Davai. Nes matyt, žinai, kai užduodi klausimą, žinai, kad aš tavęs paklausiu, tai matyt, kažką turi. Ne, matai, aš toks neapsisprendęs pas save, 3 taros. Tai aš matau. Aš niekaip nepasirinkau. Tu apsimyši, bus tau kaip man. Slieko mane pradėdarysi. Sofa gal nieko nutekės. Ne, aš tikrai neturėjau kažkokio priekaišto pagirimą nebent. Matyt, kad vis dar pasirašai ir važiuojam toliau. Ne, tai tu pagalvo, ką tu ten man. Aš tikėjausi iš tavęs kažko. Gerai, atleisiu šiandien. Paskutinis klausimas. Taip. Gerai, tai tada pereinam prie to, kad dabar manęs kurį laiką nebus. Aleksandras ieškosis kažko tai, kas sėdėtų su juo kartu. Kas mane ištvertų. Arba ant kito foteliuko. Tai gal tu tiksliau pristatysi. Aš grįšiu po poros epizodų, viskas okei, aš tiesiog išvažiuoju, skirsiu laiko savo ir šeimai ir kitiem darbam. Tai mano toks trumpas pareiškimas. Taip jau būna. Tai viskas vyks toliau ir darysim viską toliau. Šiek tiek formatas tikrai neturėtų keistis, bet formatų į ateitį mes kažkiek turim pasigalvoję ir iki jų mes prieisim tada, kada jau mums leis kažkokie ir finansinės galimybės ir mūsų pačių galimybės. O Simonai, į ką leistum? Čia žinai, kaip būna tas dalykas, kur būna žmonės nugyvena kažkokią labai įdomią istoriją ir tada jų klausia, kas norėtum, kad tave suvaidintų? Oh my god. Bet tai čia gal klausimas, ta prasme, kas vietoj manęs, kad pasėdėtų? Grubiai tariant, tai ar turi būti būtinai vardas Simonas? Ne. Kito žmogaus? Ne. Ne? Ne. Ar gali būti vardas Simonas? Gali. Tai man tiesiog... Jeigu nori Davidauską pasikviesti. Turiu mintį.
Tai gerai, bet tik neapsimeskit, kad jisai yra aš. Nedarykit va šito, kad jis dabar vaidins mane. Ne, kvieskit Būtų kaip labai tik kažką. juokinga. Aš labai Gal pagaliau moterį kokią atsivesi. Nu. Gal Rūta, vat, norės vėl. Gal Rūta norės, Gal pažiūrėsim. kažką, vat, nežinau, gal žmonės kažką pakomentuos. Yra laisva vieta vietoj manęs, kartu su Aleksandru porai epizodų ateit, pakalbint kažką. Pasižiūrėt, pasibandyti, nueiti į eksperimentą, pažiūrėti, kaip sekasi. Pinigų mes negalim mokėti, bet gerą nuotaiką pažadam, kaip filmavimuose. Arba čia būna ir tokių, kurie nori sumokėti pinigų, kad galėtų tai daryti. Nu, būtų smagu, jeigu aš išeinu ir iškart pinigus kažkas pradeda mokėti. Čia jau reikėtų susimastyti. Tada aš ir negrįžčiau, man atrodo. Nes jeigu šaibos eina, tai... Žodžiu. Nes mes, ne, bet tik pradedait, jau važiuojam. Tai jo, ir bus pora epizodų tokio pobūdžio, o po to žiūrėsim, ar verta Simoną susigrąžinti atgal. Jo. Nes gali būt, kad po to grįšiu aš, o Aleksas išeis. Gali būt. Nes suprasim, kad ne jame yra bėda ir ne manyje. O gal iš esmės iš pasikeis sąstatas. Arba paliksim tik tą žmogų. Taip, suprasim, kad mes nieko verti iš esmės. Ir kad svarbu, kad būtų tas... Nupirksim kokį gerą vedėją, kokį Jimmy Fallon. O Jėzau, kokį blogą pasakiau. Kodėl aš... Šiaip Fallonas fainas. Eik tu šiknon su savo Fallonai. Aš visai mėgau jį. Fallonas yra blogiausias iš tų, kas yra. Iš Late Nightų, toks didžiausias popsas, pavadinkim. Jisai yra blogiausias. Mano vienas mano mėgstamiausių tai Trevor Noah, kurio, man atrodo, jau nebėra. Ai, nebežinau, ten nėra. Taigi Colbertą uždarė. Bet ir jį bent jau grasino, nes jis apie Trumpą pajogavo. Tai jis po to į galą jau pradėjo ten taip varyti, kad viskas, man liko 2 epizodai, fuck everyone. Ir labai vis dar bijau sumaišyti dabar, jis daro Netflix'e tuos epizodus. Kingas? Ai, nežinau. Larry Kingas, man atrodo. Labai faini tie valandiniai su juo, jis baigė savo Tau dar labai karjerą, Pavel Volė, visi tie, Comedy Club. Ne, niekada neturėjau fetišo. Daugiau nei vieno nežinau. Tai va, tai tokia bus idėja, nes nenorim sustoti. Aš dabar žiūriu, matai tą šitą ir ten parašytą profoto. Aš visą laiką perskaitau prototo kiekvieną kartą. Ir iškart atsimenu, kai mes žaidom tos kūsis. Matos, kas tavo galvoje yra. Tai va, tokia bus ta idėja, niekom nesiskiria, bet šiek tiek keisis sudėtis. Tai tikrai Simono mes niekur neišmetam, važiuosim toliau ir kuo toliau, tuo daugiau. Tai jeigu vieninteliai klausimai bus, o kur Simonas, tai šitų nerašykit. Mes paaiškinam. Tegul rašo. Ne, reiškia, jie išsiduos, kad iki čia nežiūri iki galo. Taip. Tai principė, kaip ir kas liečia, kas bus toliau kol kas aptarta, ten tų tolimesnių dar planų, aš nemanau, ar verta kalbėti. Net nepradėjom. Dabar turim tiek, kiek turim. Pasakom, ką darysim. Lauksim jūsų komentarų. Like, share, subscribe ir visokie kitokie dalykai. Ką ten reikia padaryti? Comment. Tu vėl tą patį pamiršai. Ką tokie? Like, share, subscribe, comment. Jezu, būdavo 3 visada. Dabar reikia 4 atsiminti, man jau senam galva nebeveikia. Iš kur aš galiu 4 pasakyti? Aš tu padėsiu, tam aš esu. Gerai. Tu 3, o aš tą 1. Auksinį. Wow. Tašką dadedi. Tai net nežinau, mums liko ASMR. Liko mano, ką aš norėjau visą sezoną padaryti. Vadinu sezonu, nors čia nebuvo sezonas. Tam tikrą prasme prieš vasarą, tai buvo sezonas. Iš esmės toks, kiek mums pavyko. Nes visi iki vasaros skaito sezoną, žinai. Visi išeina, tu sugalvoji, neišeit. Aš ne, nes man atrodo, kad vasarą žmonės irgi klauso. Sakai? Taip, aš tom tikiu. Gerai, tai šiaip informacija ir aptarimas mūsų pirmo, tarkim, sezono. Ką? Informacija norintiems vykti. Aha, dar vieną paminėjom, šviesiausią protų Lietuvos. Šiandien pas mus yra visi iki 100 IQ paminėti. Dar kelis paminėsim po to. Ne visi. Ne visi. Ne, mes kalbėjom apie pašnekovus. Jo, ne, čia, žinai, kam reikia, tas supras. Kas nesupras, tas iki 100. Aš pats, žinai, kai su 105 kokiais, tai galiu, ta prasme. Darėsi kada IQ, ne? Dariausi. Kiek turėjai? Kad ten visi tokie, žinai, nemokami, aš nežinau kiek. Apie 102 buvo kažkas tokio. Tai čia normalus, ten į viršų jau daug. Aš nežinau, kas yra normalus. Man atrodo 118. Aš man atrodo 100 tram surinkau. Ne, tu nesurinkau. Gerai, tada 100 kem. Tada 100 pem.
Čia tu jau stavkės pradedi. Kas daugiau? 100 kem, 100 pem. Gerai. 3 milijonai minus okei. O, dar vienas geras. Čia yra tokie dalykai, kuriuos aš kažkada pasirašiau, galvau, gal mes nusifilmuosim, bet galim dabar tiesiog pažaisti. Žinai, nežinau, ar čia girdisi, bet pas mus kažkas apvirto laukia. Nu, nesmė. Pasistengsim greitai, kad, žinai, kad nebūtų vėl komentaro to paties, bet mums niekada neišeina. Niekada neišeina. Žinai, būna tie tokie trumpi pakankamai video, kur žmonės ten surikio kažką nežinodamas, kas bus toliau. Žaidimas. Ai, nu. Nu, ten tarim, pagal grožį, pagal talentą, kaip ten nori pats. Tai aš tau parašiau kelis šitos, nu, prieš išeinant man atostogų, žinai, tokių žaidimų. Nu, gerai. Vis tiek o žiūrėk, kai tu išvažiuosi atostogų, tu galėsi atsiųsti mums žaidimukų? Aš esu toks žaidimukų žmogus, pasirodo. Nu, man atrodo, kad tu tiesiog daug laiko turėsi žaidimų. Aš galėsiu užduoti klausimų. Gerai. Šitas yra geras, bet... Čia bus potėmė tokia kiekvienam, žinai, tavo, kur Simono klausimai. Jo. Rubrika. Nu, vat kažkoks toks šūdinas džinglas ir mano klausimai šūdiniai irgi. Galėsi pat džinglą parašyti? Galėsiu. Žiūrėk, įdainuosi, toks irgi iš SM... Arba tą SMR padarysim tokį, žinai, kur... Čik, Simono tema. Dabar 3 stajakai prie kompo, bet tik vyram kažkodėl tavo balso. Gerai, tu gal nepertraukinti? Atsiprašau, sorry. Aš Gerbiami žmonės, aš tik dabar supratau, ant kiek užknisa. Aš praktikuojas tam, kai tavęs nebus, kažkas turės perimti. Ai, jo, tu nežinai, ką tu gausi. Aš nežinau, ką aš gausiu. Nebūtų nuo vilko ant meškos tau. Gali būt. Gerai, greitai. Važiuojam. Pirmas. Surikiuok šiuos būdus, sugadin... Skalė. Aš išeinu. Antrą kartą išeina. Aš nežinau, kiek vietų. Tu nepristatėjai sąlygų. Dieve mano, 2 kartus išeit. Bus 3, aš nebegrįžtu, žinok. Gerai. 3 bus po viską. Tai vat būtent, dabar turi vėl tvarkytis. Mariau, ar gerai? Jam jau viskas. Čia toks, kur... Ką? Jau, gerai. Mes dar rašom? Ai, čia reikėjo paspausti kažką. Visada 5 yra. Tai kam tu meluoji, kad tu matėš? Nebūna 10. Nu gerai. Nu gerai, būna 10. Bet mes neturim tiek laiko, 10. Gerai, važiuoju. Jau dabar pertraukinėsi dar, ne? Bandysi, ne. Surikiuok šios būdus sugadinti savo vestuves, nežinodamas, kas bus po to. Pirmas yra blogiausias, 5 yra mažiausiai blogas variantas. Okay. Per pirmą vakarą pameti žiedus. Per pirmą vakarą. Pirmą vakarą. Vyksta tusovkė, taip, tu susižiedavot, pasakė taip, viskas gražu, pamėtė žiedlapius, nuvarot, groja, nežinau, antikvariniai Kašpirovskio dantis, tu šoki, baigėsi pirmas taimas, nueini, nėra žiedų. Nežinant, kas bus toliau, man tai atrodo mažiausiai blogas dalykas. Nu, tai dėk į 3, aš nepatarinėsiu tau. Nu, kad žinotum, turėtum viduriuką. Realiai tai neskamba kaip labai kažkas blogai. Tu spėjai atlikti visą ritualą, viskas įvyko. Ir viskas kaip ir gut, viskas šventė. Keisčiausia šitoj vietoj tai yra tavo vestuvės. Kad iš vis yra jų. Ai, nu... O kas ten su man neišneša, o čia taip gali būt? Ne. Gerai, čia turi greitai. Aš manau, kad aš rizikuosiu ir sakau, kad tai yra mažiausiai rizikingas dalykas. Čia man asmeniškai taip, bet manau, kad... Čia tavo yra, nu negalvok. Aš turiu menį, kad moteriai tai būtų tragedija kažkodėl. Nes va taip ir saugai, čia jau pirmą vakarą, ta prasme, tu tai padarei. Nu tai gerai, tai aš biškį pakelsiu, sakyčiau 4 vietą. Gerai, dedi į 4 vietą. Antras. Girtas pabrolys arba pamergė, kur pastoviai kažką... Nuo pat pradžių? Ne, kalbam apie vakarinį jau dalį, tarkim, nes dauguma apie tai. Kur pastoviai, aš noriu tostą, mes kai su Aleksu mergas dulkinom, kur tu tipo, Raimi, tylėk. Jeigu tai yra... Ir jis tavo pirmas yra tas, kaip jisai... Tai, main. Kaip jis tas... Nu, pabrolys. Liudininkas, jis net liudininkas. Nu, vyriausias pabrolys. Nu, jo. Tai jeigu tai yra po 11 valandos... Ne, jisai nuo 6 pasitinka ir... O, čia yra labai blogai. Ilgas falas atvažiavo, visi rankas į viršų. Čia yra labai blogai. Čia yra labai blogai. Šitas yra labai blogai. Nu, laukiu tavo. O...
aš netikiu, kad tai gali būti blogiausias variantas, bet aš turiu įtarimą, kad dar gali būti kažko blogesnio, bet šitas yra labai blogai, Tai nes koks jis skaičius? kerta. Sakyk skaičių. Aš kol kas noriu sakyti pirmą, bet kadangi aš beveik garantuotas vienu variantu, kuris gali pasirodyti, tai aš sakysiu antrą, Gerai, viskas nes čia yra labai, bet čia yra labai blogai. Ta prasme, kuo vėliau, tuo blogėja pabrolys. Tai taip, nes čia yra toks evil, jis ta prasme sušikinėja visiems. Taip, ir tu jo negali išprašyti. Taip, nes jis yra labai artimas. Ir tavo žmona žiūri į tave, taip, aš tau sakiau, kad Raimis vėl prisigėrė. Taip, bet čia tavo brolis. Nu taip. Nu, bet, gerai, nesmė. Toliau. Labai, labai blogas maistas. Nu, toks tipo, kur tu labai tikėjai. Iki apsinuodijimo, ar ne? Fuck it, iki apsinuodijimo. Iki apsinuodijimo? Nu, aš nežinau, kažkam bloga ten, kažkas vemia biški. Jeigu iki apsinuodijimo. Kažkas prūdė jau, kakų daro. Šiaip galima būtų pražiūrėti, nes, nu, tapsa, pirmas apsivėmęs sustabdytų visus kitus valgyti. Ne, vėliau biški. Visi pavalgė. Tai jeigu kitai dienai tik atsilieps dzin. Gerai, tu turi antrą ir ketvirtą. Aš sakyčiau, ne, aš turiu trečią ir... Ne, tu turi antrą. Ai, užimtas, jo. Užimtas. Aš sakyčiau gal trečią. Gerai, trečią. Tu turi antrą, trečią, ketvirtą. Nes aš manau, kad vis tiek šventė. Tau liko pirma ir penkta. Taip, nu, tu tokį šauni labai blogai. Gerai, neatvažiuoja tavo užsakyta grupė arba atlikėjas. Penkta. Ta prasme, tu supranti, kad pas mus Hebroj bus tiek žmonių, kad kurie kažkas staigiai perims dalykus ir padarys Svarbu, šventę. Kad būtų pajungta viskas, žinai? Arba pajungta, o net jeigu ir nepajungta, tikrai kas nors įsitrauks gitarą, žinai, sakys, davai! Ir užsisakai saulės kliošą, taip, o neatvažiuoja ir po to už tai tu parduodi jų visas gitaras, klepus. Tai čia pats neatvažiavo. Eina į tą, žinai, jeigu jūs netvykstate, yra banas. Į raiderį. Nu. Gerai, tai tau liko pirma vieta ir man atrodo, tu būsi pataikęs, nes paskutinis yra vestuvių vakariniai dalyje yra jos ex, kuris vis dar ją myli. Čia, žinai, čia ir vat būtų toks... Ir toks, kur pastovi, tu atsisuki į tave žiūri. Ir nežinai, ar jis tave užmuš, ar jis ir tai yra greičiausiai tokioj pačioj stadijoje, jeigu bus kaip ir tas pabrolys, kuris ateis. Aš myliu. Bet gal čia, žiūrėk, aš net nenorėdamas suvedžiau, gal čia ir yra tas pabrolys. Nu, jeigu jis nėra jos brolis, kaip tu čia bandėjai. Gal čia yra pabrolys, tavo geriausias draugelis, kuris yra jos ex, kuris ją vis dar myli. Čia yra, bet čia pirma vieta, man atrodo, jo. Jo, nes aš esu beveik, tu pats pagalvok, tu įsivaizduok save tokioje pozicijoje. Yra žmogus... Ką jis fucking veikia tavo vestuvėse pirmas klausimas? Gal irgi kažkaip labai artimas. Labai jūsų geri santykiai, bet jis vis dar myli. Arba ten, pavyzdžiui, tavo geriausias draugas, kuris, yra, žinai, ten tokių būna situacijų, bet tai tu įsivaizduok pats, jeigu būtum tokioje situacijoje, kuris, tu esi tas, kuris myli, žinai, žmogų, kuris išteka, tu tikrai prisigertum žostkai vakaro įduoj. Nes tu suprastum, kad this is the end. Tai buvo paskutinis variantas. Viskas, daugiau čia... Ir jis tartoj daly, kur, žinai, bažnyčiai būna. Jeigu kažkas prieštaraujat, prabilkite dabar, arba tylėkite per amžius ir tas, kur atsistoja ir draugelis. Jis tada kaip aš... Balsinė tryda. Ir vakarėlis ir toks, tu kiek be atsisuktum, visi šokai skampe su viskio tokiu. Aš sakau, neaišku, ar jis tave užmušt nori, ar jis tau pavydė, ar jis tau susprogdins mašiną, ar jis tavo to žiedus ir pavogė, jis viską ir dar prišiko į maistą. Prigirdė babrolį. O statytum, jeigu žinotum, kad yra tokia opcija, kad ateina, statytum metalo detektorius prie įėjimų. Nežinau. Tikrai čia ne dėl tave, žinok, čia šiaip dabar labai neramus laikai. Jeigu šitie 5 dalykai per vienas tavo vestuvės, tai aš nežinau, kokia, vos nepasakiau, kad negerai, kokios tautybės žmogus tave apspjovė gatvėje, kad tau taip nesiseka? Buvo, jo, matyt, metė akį ant tavęs. Jo, čia tu esi jau užburtas protėvių. Gerai, šito surikiavom. Bet tu vis... Wow, vėl šitą trydą kartojasi. Galimai, reikės kreiptis pas specialistus. Bet taugi buvo apie kažkokių vis tiek, žinai, nemažai vestuvių vedėjai. Tai yra pasitaikę, kad 3 punktai iš 5 pasitaiko. Maistas retai, bet yra buvę.
kad prastokas yra buvę Pabrolys. pabrolys pamergė beveik visada. Ta prasme, kažkas girtas, kuris užknisa biški, nes galvoja, kad jisai yra svarbiausias main character vibes, žinai. Taip. Bet čia yra vidiniai dalykai, aš jų negaliu. Aš galiu Taip, su jais pabandyti pakalbėti per pirikūrą tą Man šiaip vadinamą. yra įdomu, kiek dažnai kartojasi. Dažnai, nu tai tu ir pats būni tuose Taip. renginiuose. Tai visada yra pagrindinis veikėjas, kuris nėra pagrindinis net iš tolo, bet jis jaučiasi, žinai. Gal jis net jaučiasi, lyg jis turi sukurti visą šventę, žinai. Jeigu jis nepasakys Jis yra kiekvienoj atsakingas. vietoj, tai tada, nu kaip. Tai kas... Ir čia tas, kur tikrai žmogus, kur būna toks, kai tu dainuoji, ateina ir perima iš tavęs maiką. Oi, pas mus, tai žinok, yra Marius, jisai taip gerai dainuoja. Ai, Marius yra, nu gerai, pažiūrėsim. Tai kuris Marius? Biškai, aš pakimęs šiandien kažkaip. Ir tu toks, jau, Mariau, varyk. Tai atiduodi biškilis playlistą jam. Duodi, biškai. Jo, o ką aš Teisingai, pailsiu. tu kaip pats norėjai. Nu, jeigu Marius labai nori. Gerai, vestuvių temą uždarom. Čia Mariau ne tau buvo. Ne, čia kitas Marius. Nori dar? Nu, važiam. Davai. Čia kitas jau yra. Vėl nuo 1 iki 5, kad neklausinėtum ir nepertraukinėtum, kur nereikia. Surikiuok šiuos žmonės pagal tai, kaip labai su jais nenorėtum užstrikti lifte dviese. 1 yra blogiausia, 5 yra mažiausia. O jie tau čia kokia skalė gali būti. Čia gali. Pirmas žmogus atsidaro ir įlipa 2 aukšte, tau važiuoti iki 8, ties 6, tarkim, tu užstriksi. Čia įsivaizduok kiekvienam tinka, bet aš tau kiekvieną kartą nekartosiu. Pirmas žmogus, Kaspar Skambala. Ties 6 užstringė, ne? Nesvarbu, tu būsi su tuo žmogum bent valandą. Šiaip man būtų labai įdomu su juo. Jis tave užmuštų, man atrodo. Gali būt, kad susinervintų ir sakytų, tu kaltas! Bet dabartinis Ir tada Kaspar šalkūnis. Skambala, tas, kur biškį dabar ant kokso. gerėtis. Aha. Jo. Ir sūnus dar jo. Toks Ne, sūnus negali būti. Gali. Neįmanoma. Sūnus Jis atvaro gali. liftą tvarkys. Per tą Jis gali, jis negali. Jis gali. Jis Tu viską ten ir gali. važiuoji. Kaip bebūtų, aš jį norėčiau statyti 5 vietą, būtų baisu, bet būtų žiauriai įdomu. Mažiausiai beje Kaspar Skambala. Aš pasitikiu savo kalbėjimo galiom ir užkalbėjimo danties, kad aš nueičiau į istorijas pasikalbėti su juo. Gerai. Tokį podcastą, žinai, Kelintas, pasidaryčiau. 5? Manau, kad 5. Gerai, 2 žmogus. Melas Gibsonas. Girtas ablaivas. Nežinau, bet... Turi fleškę kišenėje, ar ne? Tu nieko nežinai. Įlipo Melas Gibsonas, tu strigai su lifte. Nu, blemba, bet čia tokie žmonės, žinai, su kuriais įdomu labai šnekėt būtų, bet jeigu... Labai, bet tu neišsiduok, kas tu toks svarbiausia. Jis tikrai turi fleškutę, žinai. Jis gali turėti ne tik fleškutį, ir štyriką peilį, ir gali štyriką. turėti. Nu, davai. Jis gali turėti Bravehearto kalaviją, nuogą šikną, kiltą gali turėti. Sakyčiau, vien dėl to, kad man žiauriai toks Braveheartas mano mėgstamiausias filmas, vienas iš, tai rizikuočiau ir statyčiau į 3 vietą. Tik į 3, čia nėra rizikos, čia viduriukas. Gerai, einam toliau, nes matau, kad prisidirbsit. Man atrodo. Agnė Širinskienė. Žinai, kas yra? Aš niekaip nesuprantu to žmogaus mąstymo Su savo kampo. katinu. Jinai. Jo. Kad jinai man yra trauma. Matai, aš nesuprantu to žmogaus mąstymo kampo, kaip jis ateina iki jo. Ypatingai atsimenu, kai mes skaitėm programą politinę, kai dar... Nesileisk į programą. Tai, bet tą pirmą kartą, kai balotiravosi. Ir man smegenys neišnešė, ant kiek tai yra old school. Man žinai įdomu su visais šitais būtų pakalbėti, bet aš nenorėčiau, mane čia labai greit užknis ir nesakysiu dar vieno komentaro, tai statau į 2 vietą. Į 2 vietą, nu gerai. Nežinau, kodėl aš šitą parašiau. Tada su tavim važiuoja 3 metų vaikas, kuris serga klaustrofobija. Pirma. Aš žinau, kad bus blogesnis variantas. Nebūtinai. Aš žinau, kad bus blogesnis variantas, bet čia yra pirma, žinau. Kodėl aš parašiau šitą 3 metų vaikas, kuris serga klaustrofobija? Bet taigi čia iki išprotėjimo gali išvesti. Jeigu tai yra valandos trukmės, tai tu... Tu man paaiškink, Aleksandrai, kodėl su tavim važiuoja 3 metų vaikas. Tai čia gal Kambalas. Arba Gibsonas savo atsivežė. Į 1 dėdį? Nu, čia yra tragedija. Čia yra tragedija.
Ta prasme, net ne tavo vaikas. Neaišku, kodėl. Užstrigo, nes tėvas liko už, žinai, ta prasme, užsidarė duris. Tėvas, aš užbėgsiu laiptai. Jo. Ta prasme, čia yra... Tėvas Žaidžiam žaidimą. Bet tėvas irgi geras degradas. Tu važiuok su šituo 40 metų vyru. Ne. Čia yra... Ai, žinai, kaip yra? Aš įsivaizduoju, kad jie visi vienam... Ne. Tu po vieną turi juos. Po vieną, tai žinau, tai čia... Vienam tai ne, tai iš vis tada vaikas yra kirvis. Tu ir tas vaikas. Ne, kirvis. Kuris serga klaustrofobija, tau pradeda kaip siaubo filme ta... Mirksė, dar iš šono išlenda ta iš ringo. Ir tu išsitrauki telefoną ir nėra ryšio, tu negali iškviesti. Pirma vieta. Ir tas vaikas sako, tėti, ir į tave žiūri. Ir visą laiką, aš dar tokį, žinai, kur normaliai neišta. Tata. Ne, 3 metų jau nesmėčiau toks. Tata. Ai, tu dar su tokiu vaiku nori važiuoti? Nu gerai. Čia tavo problemus. Aš tai kažkokį tokį, kur jau kalba biškai. Gerai, tai į pirmą vietą. Taip. Tai kas tau liko? Ketvirta. Nu tai ketvirtoje vietoje Dalia Grybauskaitė tau lieka. Ideal. Ir viskas neblogai. Labai neblogai. Aš galėčiau net tu labiau norėtum su Kambalą šiaip. Ne, aš galėčiau su Kambalą su Grybauskaitė įsi. Ne, tai čia... Aš tiesiog traukčiau telefoną ir įrašą daryčiau. Gerai, viskas. Su liftu irgi baigiam. Paskutinis, kad ilgai nebekankint. Šitų kelis esi, matyt, girdėjęs arba patyręs, bent jau aš tikrai irgi esu, bet pasižiūrėsim kaip. Surikiuok blogiausias frazes, kurias gali išgirsti eidamas namo naktį vienas gatvėje, nežinodamas, kas bus toliau. Pirma frazė. Palauk. Be vardo? Palauk. Bet tas Ne, šito dar nėra gal. Nežinau, mes galim sugalvoti, kaip norim. Gali žinai, kaip būt? Padaždi. Čia yra labai blogai. O palauk. Irgi labai blogai. O jeigu palauk. Šitas biški toks... O palauk. Gerai. Šitas jau irgi... Paimam tokį vidutinį, pavyzdžiui. Palauk. Čiuvas rėkia. Palauk. 4 ryto. Žmonių nėra, varai iš klubelio Vilniui, pakankamai saugu, bet jau taip visi sulindė, kas kur, žinai, pabaigti vakarą. Toks 50-50, aš sakyčiau vidurys. Kur tu nežinai? Jo. Aš eini su Ciza, su Aikosu, nežinau. Nu, gal jis nori parūkyti, gal nežinau. Aš turėjau sankirtą po 2:30 nakties čia neperseniausiai su bičiu, tokiu, kur prieš šviesoforo teko sustoti, jis ką tik perėjo. Ir jie kažkaip gal biškai garsiau kalbėjo, žinai, ir toks buvo... Kažkaip aš pažiūrėjau, biškai nusižvengiau kažką, jis taip mane žiūri. Persimetam paskyčikas kietesnis. Ir aš tokį, davai, paskyčiai, pralaimėjau, tu kietesnis. Ir jis tada toks, tu pralaimėjai? Jo, ir tada tas taip iš karto, tai daugiau nežvenk. Gerai, kad pralaimėjai. Bet buvo labai jokinga, toks geras, žinai, vaibas gavas. Gerai, grįžtam. Aš sakyčiau į vidurį. Nes tai, jo, vėlgi bandyčiau. Žiūrim, kas toliau? Jo. Gerai, antra frazė, kurią išgirsti. Matai, aš negaliu neįdėti kažkokio personažo, aš stengiuosi kuo neutraliau tai pateikti, bet antra frazė, kurią tu išgirsti, yra turi parūkėt. Jeigu naktį šiandien šiais laikais turi parūkėt, nebėra taip baisu. Dažniausiai 4 ryto, žinok, jau ir prašau, labai noriu nėra kur nusipirkti, žinai. O jeigu ta frazė truputėlį jau nelabai ištariama, turiu kokį... Ne, žinok, ne. Vis tiek? Jo. Tai čia yra kaip tik. Sakyčiau, 4 gal. Nu gerai, tai palauk yra biški baisiau, nes neaišku, ko nori. Čia bent žinai, kad tipo Cizos nori, bet dar neaišku. Ne, jis jau kažko nori, arba ten, žinai, tie, kur visą naktį į stripaką kviečia, žinai. Toks. Gerai, kitas. Gelbėkit, padėkit. Vyras ar moteris? Žinau, kad paklausi šitą. Žinai, jeigu pasakysiu moteris, tai tu čia herojum apsimesi, eisi padėti ten. Čiuvas. Nes moteris, nu tikrai eitum padėti. Nu, žinok, ir vyras, matyt, eičiau. Nu, taip turbūt, bet čia daugiau reikia pagalvoti. Jo. Nes... Bet jis taip raiškiai, jo nieks nemuš. Gelbėkit, padėkit. Tokį Marijampolės. Ne, nu nebūtinai, bet toks, nu nesigirdi, kad jis nei padusęs, nei bėga. Ne, nu aš čia jau kuriu. Susigalvok pats. Ne, matai, kažkaip yra tekę atsidurti situacijose, kur
tai yra tas triggeris, kur tu atsisuki ir eini ir arba kvieti pagalbą, ta prasme, nu, tą Tai konkrečiai. ką tu darai? Aš eičiau padėti greičiausiai. Skambintum iš aišku, karto, pasižiūrėčiau, ar nu, ne? atsisuki, 112. pasižiūri, kas ten vyksta. Nematai už kampo, už bromai giliau kažkur, nežinai. Bromai giliau, gelbėkit, padėkit. Čia yra kitas. Vidury rotušės čiūva. Muša, kas dažnai irgi būna. O girdisi tas? Nebūtinai. Ne, nu, Tu negirdėjai, už kampo kažkur girdėjai, kad gelbėkit, padėkit. Čia ne tai, čia kaip Ką tu analizuoji tą žmogų užmušė jau 3 kartus? Kaip suformuluotas klausimas, nemaloniausias. Surikiok blogiausias frazes, kurias gali išgirsti eidamas Blogiausias namo naktį. frazes. Tu neprivalai niekur eit. Ne, tai čia nėra pats blogiausias variantas, ką tu gali Taip, išgirsti. nes neturėki. Jo, čia 5. Nes, nu, ne man šaukia. Alkanas, žinai. Su alkano neužjaučiu. Jo. Gerai, tai kurį įdedi 5, ne? Jo. Tai tu turi 3, 4, 5? Taip. Nu gerai, tau liko 1, 2. Taip. Mačiau tave serialę. Vis tiek tik 1, 2 liko. Čia yra 2. Nes kadangi 1, 2 liko, va, kai taip išartikuliuoja, tu žinai, kad tai bus ilgam. Bet čia žinai, koks yra iš tikrųjų. Gelbėkit, padėkit, nueini. Mačiau tave serialę. O, duok fotkę, davai padarom fotkę. Bet šitas tu žinai, kad jeigu jau taip išartikuliuoja ir naktį, tai bus ilgam. Nu, kiek tu duosies, kiek leisi. Nu, aš mandagus žmogus. Aš mandagus žmogus. Tai aš irgi mandagus, bet tai žinai, pasidarai pakalbėti. Ne, čia žinai, kaip būtų. Čia tas, žiūrėk, aš labai kur, palauk, dar biškį, selfiuk. Išgerda, Nu, einam. Jo. Čia taip būna. Viskas priklauso nuo to, ar jau yra ranka per petį, ar nėra dar. Arba čia. Nuo to labai priklauso, kur... Tai mes esame ir kartu susidūrę, kur taip dviese jam ir teko. Tai kurį dėdi? Antrą dėdi? Manau, kad tai tau liko 1 vieta, kuri yra pagal tai, kaip tu susikursi, bet sakinys skamba taip. Tu taip eini. Atrodo, kad vienas eini ir girdi iš galo. Aš tavo vietoj ten neįčiau. Čia yra 1. Ir tu atsisuki ir ten nieko nėra. Čia yra 1. Ne, nu gal ir yra. Čiūvas toks stovi, su tokiam didelėm akim. Aš tavo vietoj ten neįčiau. Čia yra 1 vienareikšmiškai. Ir nueina. Čia, žinok, yra 1 vienareikšmiškai. O ką tu galvotum, kas ten? Viską. Ta prasme, tu eini į chatą, ten pat, kur eidavai visada. Taip. Ir tau čiūvas sako, tavo vietoj ten neįčiau. Ne. Naktį, tamsu. Ką tu darai? Vienas praėjimas į namus. Aš nežinau. Aš žinok, tipo, labai atsargiai bandyčiau eiti į priekį, kažką pasižiūrėčiau. Klausom to čiuvo nueinačio. Kodėl? Kas? Ką? Kas ten vyksta? Kodėl? Ne. Čia, žinok, tokią paranoją įjungia. Čia yra tai blogai. Čia yra tikrai 1. Nu, nes baisiausia, ko nežinai. Čia toks, žinai, ar turi parūkyti, nu tai aiškus klausimas, jeigu tiki. Čia kaip miego paralyžius, kur tu dar guli 2 minutės, ta prasme, ir girdėjai, gali... Čia kitoks ASMR. Jo, nu ta prasme, ne, tai yra evil. Čia yra labai blogai. Tu pats save įsivaizduok šitą vietą. Čia kaip siaubo kambarytam, žinai, nu toks... Čia žiauriai negeras. O kur tu eini? Kambučias atei? Čia yra Marius. Susipažinkit su Mariu. Studio 101, Verchas. Jisai viską daro. Ir dar neišsirenka, supranti. Kokios tuščios? Pats tu tuščias. Viskas išėjo žmogus. Nu tai jo, šitas baisiausias. Taip, tai man šitas tikrai baisiausias. Tai visai neblogai tu visus sudėlioji. Man pasisekė, taip aš kažkaip jaučiau tavo. Nu gal tas į antrą nedėčiau to su serialu, iš esmės jisai turėtų būti 5. Čia matyt nuo tavo ir kada, kur, kiek tu pats turi jėgų. Taip, nuo paties buvo. Tai pala, tai mums kas liko ASMR'as? Viskas, jau reikia nekankinti žmonių. Tai ką ASMR'as? Tai mes į ASMR'ą galim tokį paleisti, žinai. Jo. Viskas, mes sakom ačiū visiems, kas žiūri, tikiuosi žiūrėsi toliau. 6 kartą sakom like, share, subscribe ir... Comment. Yes, jau susijungiam po truputėlį. Ir pabaigai paliekam jūsų, bet mums reikia susitart, supranti, ar čia žmonės naudos einant miegot, ar čia žmonės naudos atsikelt. Ne, atsikelt, tai matai, ne. O kame yra kaifas esama? Galima kas nors paaiškinti? Kai kurios ramina ir kai čepsi žmogus, blemba. Kiekvienas turi savo fetį.
Čia tas pats, kas žiūrėtų tos mukbangus visus. Nu, Kas yra mukbangai? Mukbangai yra ypač Korėjai labai populiarūs, kur atsisėda, ypač jeigu dar kokia nors kūda graži mergina, apsikrauna visą stalą ir valgo. Labai daug viena valgo ir suvalgo viską. Ir visi žiūri. 1500 žmonių ten, gal 15 000. Žiūri, kaip pana valgo arba čiūvas. Arba kaip tortus tos valgo, kurį... Nu tai, ta prasme, tai čia... Kur pavalgo už tave, iš serijos? Bet aš iš karto eičiau su mušteko daryti. Čia kaip žiūrėt, cooking showsus ir toks... Vis tiek man reikia 10 minutę, pauzę ir varai gaminti. Gerai, pasidaryti kažką. Taip, gerai, tai prieš miegą tokį, ne? Nu tai turbūt, aš nežinau. Palauk, pasitikrina, Mariau, aš pakalbėsiu labai iš arti, tu pasakyk, ar gerai girdisi, gerai? Aš irgi. Ar dabar gerai girdisi? O dabar? Ar girdisi? Labai gerai. Dabar taip. Įsivaizduok. Tu guli pievoje. Nuogas. Arba nuoga. Skrusdelytės ropinėja po tavo kūną. Drugelis nutupia tau ant nosies. Saulė šviečia. Žolė apglėbė tavo kūną. +28. Tu lauki savo mylimo žmogaus. Šiluma užlieja kūną. Aplinkui bėgioja tavo šuniukas. Arba kačiukas. Kodėl kačiukas bėgioja pievai? Nes paleido svetimas kieme. Atsipalaiduok. Įsivaizduok, kaip tavo kūnu leidžiasi šiluma. Jinai užpildo tavo pirštų galiukus. Teka per blauzdas. Nepertraukinė. Atsiprašau. Tu jautiesi pilnas. Pilnas emocijų. Pilnas gyvenimo meilės. Tavo galvoje tik lengvos mintis. Tyla apima kūną. Pučia vėjas. Šneka žvaigždės. Leisk savo nugrimsti į tą prarąją. Miego liūną. Atsipalaiduok. Užmerk akis.